Sausio 17. Išsilaikykite Dievo meilėje. Judo laiškas 21 eilutė. Mes galime kasdien ir kas valandą išsaugoti save viešpaties meilėje, jei būsime paklusnus teisingumo principams ir vis labiau pamilsime juos. Mes turime džiaugtis kiekvienu gyvenimo patyrimu, gyvenimo išbandymais, sunkumais, liūdesiu, nepasisekimais ir taip toliau, ir džiaugtis nemažiau nei džiaugiamės gyvenimo malonumais, jeigu tik viešpats norės kai kurių ar visų šių priemonių pagalba mus mokinti ir duoti mums galimybę aiškiau pamatyti savo asmeninius silpnumus, ir duos gilesnį supratimą apie šį tobulą laisvės ir meilės įstatymą, kurį jis įsteigė, ir kurio jis reikalauja laikytis, su pilnu ir lojaliu mūsų širdies atsidavimu. Dievo meilė, susidedanti iš nesavanaudiškos meilės tėvui ir sūnui, iš viso širdies, proto, sielos ir jėgų, iš nesavanaudiškos bei didesnės nei savo, meilės broliams ir iš nesavanaudiškos, tokios pačios kaip savo, meilės visai žmonių giminiai, ir net priešams savaime neišlieka žmonių širdyse dabartinių sąlygų metu. Kas neišsaugo šios meilės dabartiniu metu, esant dabartiniams sąlygoms, galinčioms ją sunaikinti, tikrai ją praras. Todėl, jei esame pasiekę tokią meilę, stenkimės ją išsaugoti ir išlaikyti. Klausimai: ar šią savaitę išsaugojau save Dievo meilėje? Kaip, kodėl? Kokiose aplinkybėse? Kas tam padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Išsilaikykite Dievo meilėje. Judo laiškas 21 eilutė.